Ačiū iš pristatymą. Savo svečių jau nepristatinėsiu, kadangi jūs visus jau pristatė. Dėkoju už tai, kad susirinkote, dėkoju auditorijai už dalyvavimą, dėkoju organizatoriams už šio puikaus renginio surengimą. Mano vardas Dominik, moderuosiu šią diskusiją ir kalbėsimės apie kitus rečiau aptariamus aspektus to, kas užtikrina mūsų šalių saugumą. Nes kalbėjome gal plačiai apie tai, kaip suvokiame saugumą, kalbėjome apie tradicinę karybą, kalbėjome apie hibridinę karybą, tačiau apie patį pagrindinį apibrėžimą, kas daro mus saugiais ir atspariais, dar nekalbėjome. Tai apima ir ekonominę galią ir saugumą, ekonominę karybą, taip iki branduolinio saugumo. Ir visą tai aptarsiu su čia sėdinčiais svečiais. Noriu pradėti nuo ponio Yoshida, nes labai geografiškai įvairi mano publika, tad pradėsime nuo iš toliausiai atvykusio svečio. Kalbant apie saugumą, Japonijoje situacija gal unikali. Tai yra viena didžiausių ekonomikų pasaulyje, man atrodo, 4. pagal dydį ekonomika. Ir tai, ko gero, suteikia tam tikrą geopolitinį pranašumą šaliai. Tačiau iššūkiai, su kuriais jis susiduria, yra iš Kinijos, kur yra gerokai didesnė ekonomika, turi didesnę ekonominę įtaką ir kontroliuoja gamybos grandinę ir technologijas, kurias mes visi naudojame. Tai sukuria taip pat tam tikrą pranašumą. Tai kaip Japonija žvelgia į šį pranašumą ir šiuos trūkumus ir ko mes galime iš Europoje čia pasimokyti. Ačiū Jums už tai, kad pakvietėte mane į šį įdomų renginį. Norėčiau pabrėžti holistinės pastangas gynybos srityje. Nes tiesiogiai atsakyti į jūsų klausimą nėra lengva. Saugumo aplinka Japonijoje, kaip jūs ir pažymėjote, yra nulemta ir Kinijos grėsmės, ir Šiaurės Korėjos masinio naikinimo ginklų kūrimu ir branduolinių raketų išbandymais. Esame įsprausti tarp tokių valstybių kaip Rusija, Kinija ir Šiaurės Korėja. Tai ir branduoliniai pajėgumai supa mus. Tai yra, ko gero, labai sudėtinga saugumo aplinka. Kalbant apie grėsmės, tai jos yra ne tik tradicinės oro, sausumos, jūros, bet ir hibridinės grėsmės. Taigi Japonija Taigi norėčiau pakalbėti apie 4 dalykus, kuriais pagrįsta yra Japonijos saugumo sistema. Pirmiausia, gynybinių pajėgumų vystymas. Vyriausybė nusprendė padvigubinti išlaidas ir pakelti nuo 1% prieš keletą metų. Dabar Japonija jau skiria gynybai 2% BVP. Premjerė, visiškai neseniai patvirtino šį planą ir buvo nuspręsta stiprinti atgrasymo pajėgumus, ilgo nuotolio raketų sistemą stiprinti, siekiant sustiprinti mūsų gynybinius pajėgumus ir atgrasymo pajėgumus, užtikrindami aktyvesnį alijansą su JAV. Mes sustiprinsime ir savo
gynybinių pajėgumų vystymą. Kitas mūsų gynybos aspektas yra pramonės vystymas, kuris yra pagristas vyriausybės dotacijomis, skatinant karinės pramonės vystymą, viešo ir privataus sektoriaus partnerystę, kuriant naujausiamis technologijomis pagristą gynybą. Taip pat Japonija jungiasi prie tarptautinių projektų, naikintuvus gamina kartu su italais ir Jungtinė karalystė ir yra pasirašiusi dokumentą su JAV dėl gynybinės įrangos eksporto ir kūrimo. Galbūt ateityje panašių pastangų panašias pastangas imsimės aptarti ir su NATO partnerėmis. Jau minėjau gynybos ir atgrasimo pajėgumų vystymą. Vyksta nuolatinis ginčas dėl teisės aktų pakeitimų, kurie leistų atverti mūsų rinką gynybos pajėgumų srityje. Ir galiausiai, kalbant apie ekonominio saugumo aspektą, kuris buvo jau paminėtas šiandieną, vienas prioritetų yra užsitikrinti ekonominio saugumo priemonės per teisės aktus ir sukurti stiprias atsparios ekonomikos priemonės, užsitikrinti esminių medžiagų stabilų tiekimą, susikoncentruoti ties esminėmis infrastruktūromis sritimis, kurios prisideda iš esmės prie mūsų šalies atsparumo ir padėtų reaguoti tiek į kibernetinės atakas ir pilkosios zonos strategiją. Tai yra daug žadančių sričių, kur būtų galima taikyti technologijas Japonijoje, privačiame sektoriuje. Galbūt prie to aš sugrįšiu šiek tiek vėliau kitoje diskusijoje. Ačiū už visus šiuos aspektus, o dabar norėčiau sugrįžti į Europą ir pakalbinti Kristį. Kristi, norėčiau dabar jums užduoti klausimą. Jūs esate iš Estijos, kalbate apie ekonomiką ir gynybą. Estija galbūt yra priešingoje situacijoje. Estija susiduria su esminėmis grėsmėmis, lygiai taip pat, kai kitos pafrontės valstybės susiduria su grėsmėmis iš Rusijos, tačiau šalis yra labai maža, gyventojų labai mažai, gynybos ambicijos didelės, tačiau ekonomika labai ribota. Tai kaip jūs bandote suderinti šiuos dalykus? Ačiū. Džiaugiuosi būdama čia. Ačiū Linui ir visai komandai. Kai Ukrainos prezidentas Zelenskis lankėsi Estijoje, jis kalbėjo parlamente, dėvėdamas džemberį su estišku žodžiu, kurį jis gavo dovanų iš draugų estų. Ant jo buvo parašyta valia ginti. Tai yra vienas kritinių elementų, padedančių užtikrinti mažos šalies saugumą. Mums reikia pajėgumų. Daug jau buvo pasakyta apie tai šių diskusijų metu, apie pajėgumų vystymą ir ko mums reikia. Mums reikia gerokai daugiau europinių pajėgumų kartu su visais mūsų sąjungininkais. Turime išlaikyti ES, JAV įsitraukimą, atsiprašau, bet mes kaip europiečiai turime vystyti savo pajėgumus tose srityse, kur mes per daug priklausome nuo JAV. Mums reikia geresnės oro gynybos, geresnių puolamųjų tolimo nuotolio pajėgumų, turime vystyti savo dronų pajėgumus, turime pasitelkti ekonominės ir technologinės inovacijas, turime vystyti savo žvalgybos pajėgumus Europoje. Ir mums reikia žmonių, ypatingai mažoms valstybėms. Taip pat mums reikia sąjungininkų pagalbos, būtent kadangi esame pačios labai mažos valstybės. Ir kalbant apie grėsmę, su kuria susidurėme, vadinamosios hibridinės grėsmės yra kasdienė realybė mums ir taip jau yra daugelį metų. Netgi drįsčiau sakyti, kad
valstybės, Rusijai kaiminės valstybės yra pakankamai atsparios, geba kovoti su dezinformacija, kibernetiniais išpoliais ir kitais Rusijos kišimosi į mūsų politiką būdais. Rusija visuomet tą darė ir mes tą patyrėme labai ilgą laiką. Esame prie to įpratę. Mane labiau neramina tai, kaip Rusija išnaudoja šiuos įtakos metodus ir ar tos aktyvios priemonės galbūt yra nukreipiamas prieš stambesias Europos valstybės, kaip Vokietija, pavyzdžiui. Tai rodo, ko gero, Europos silpnumą, pajėgumų trūkumą, nenorą gintis, atsparumo trūkumą, ypatingai vakarų Europos valstybėse. Tuo pat metu tai atrodo, kad tos šalys darosi stipresnės. Pažiūrėkime į Vokietiją, jie tikrai vertina grėsmės labai rimtai ir stengiasi tapti ir atsparesni, ir pajėgesni stiprinti savo kariuomenę. Ką Rusija nori daryti šioje situacijoje? Žinoma, Rusija nori stabdyti tą plėtrą, tą vystymąsi ir bando padaryti viską, kas įmanoma, kad sustabdytų stabdytų finansavimą gynybai augantį ir kad sumažintų paramą būtent Ukrainai. Ir čia, mano nuomonė, didžiosios vakarų Europos valstybės gali pasimokyti iš tokių šalių kaip Estija. Kaip kovoti su Rusijos įtakos metodais, kaip su jais gyventi ir kaip stiprinti mūsų gynybos pajėgumus, nepaisant nieko, nepaisant Rusijos kišimosi, bandymo nukreipti dėmesį ir nepaisant to bandymo skaidyti visuomenę, kurį daro Rusija. Na ir dar vienas dalykas, kas daro Europos valstybės saugias, ypatingai tas valstybės, kurios ribojasi su Rusija. Tai mūsų pastangos turi būti ir prasidėti nuo Ukrainos. Rusiją turime sustabdyti Ukrainoje, jeigu norime išvengti karo tarp Rusijos ir NATO. Ir tai vėlgi mes turime išlaikyti savo strateginį dėmesį šiai sričiai, daryti viską, ką galime, siekdami užtikrinti, kad Ukraina išliks suvereni valstybė, tačiau mes galėsime ir toliau užtikrinti Ukrainos integraciją į Europą, įskaitant ir jos gynybos pajėgumų ir pramonės integravimą. Ukrainiečių reikia Europai tam, kad galėtume atgrasyti Rusiją ateityje. Turime pastelgti jų žinias. Dabar norėčiau suteikti žodį ir kitiems pranešėjams. Jiems suteiksiu galimybę po akimirkos, tačiau norėčiau šiek tiek giliau nerti su vienu tokiu nepatogiu klausimu, nes nepatogus klausimai, man atrodo, yra patraukliausi tokiose diskusijose. Jūs minėjote skirtumus tarp Estijos ir didžiųjų vakarų Europos šalių. Vienas tų skirtumų yra išlaidos gynybai, skirtingi procentai skiriami nuo BVP. Daugelis valstybių skiria jau nemažai, apie 5%. Taip pat yra didelių vakarų Europos valstybių, pavyzdžiui, kaip Ispanija arba Kanada, kurios net ir 2% slenksčio nepasiekė, dėl kurio jau buvo sutarta 14 metais. Ir tokios valstybės kaip Italija, pavyzdžiui, vos siekia tos 2%. Tai kokia jūsų nuomonė į tai? Ir ką tai pasako apie tų šalių norą ginti Europą? Jaučiu augantį nuovargį galbūt ir požiūrį į šią situaciją. Mes visi iš esmės sutarėme, kad Rusija yra ilgalaikė grėsmė, kad esame visi priėmę savo įsipareigojimus didinti išlaidas gynybai. Ir tai įvyko tik tai saujelėje valstybių Šiaurės Europoje, bet ne visoje Europoje. Ir tai žinoma yra problema ir Rusija neabejotinai tai seka labai atidžiai. Ką tokia maža valstybė kaip Estija gali padaryti?
tai tikrai ne moralizuoti kitas valstybės, bet tiesiog bandyti savo pavyzdžių rodyti, daryti maksimaliai, kiek galime, pasinaudoti savo įtikinėjimo gale, pasitelkti savo modelį ir parodyti, kad tai yra įmanoma, nes ką girdime iš pietų Europos valstybių, kad jos sako, na mums dėl socialinių ir ekonominių priežasčių, dėl mūsų sveikatos, priežiūros, švietimo prioritetų tai neįmanoma. Bet mes galime pasakyti lygiai taip pat, o galvojate, kad mums lengva, mums taip pat reikia rasti būdų finansuoti ir skirti tuos 5% gynybai nuo BVP kitais metais. Ir tą darome, atsisakydami kažkokių kitų dalykų, bet laimiai, kad turime tą politinę lyderystę ir viziją, ir tie politikai geba paaiškinti visuomeniai, kodėl reikia tą daryti. Aš suprantu, kad tą daug sunkiau daryti Ispanijoje, kai Rusija yra labai toli. Ir argumentai turi būti galbūt šiek tiek kitokie panaudojami skirtingose valstybėse. Tačiau kalbant apie ispanus, man atrodo, ką jiems reikia suprasti. Jeigu patirsime nesėkmę, negalėsime atgrasyti Rusijos, jeigu negalėsime išvengti platesnio masto karo Europoje, tuomet nebeturėsime ES, tokios, kokia ji buvo per pastaruosius dešimtmečius, prarasime savo gerovės pagrindą Europoje. Ir ta integracija, kurią turime, sužlugs mūsų vieninga rinka. Tai rizikuojame tikrai labai daug kuo. Ir politikai visoje Europoje turi rasti tinkamus argumentus, kad galėtų įtikinti savo šalių gyventojus. Dar norėčiau paklausti, Ilan, jūsų apie tą patį klausimą. Koks yra požiūris iš Vašingtono? Jūs esate vienintelis amerikietis šioje diskusijoje. Galbūt Amerika vienintelė šalis, kuri turi pajėgumą daryti spaudimą Europos valstybėms, kad jos skirtų daugiau finansavimo gynybai. Yra tos didžiosios, gan turtingos valstybės, kurios gan stipriai atsilieka ir atsidurėme tokioje situacijoje, kai yra ta vadinama dviejų greičių Europa, šiaurė ir pietus. Pietų Europa lėčiau. Ir jeigu paprašyčiau požiūrio iš Vašingtono, pirmiausia, ar tai kelia susirūpinimą ir ką mes galime padaryti, ką JAV galbūt gali padaryti, kad galėtume tai subalansuoti? Manau, kad būtent labai tinkamas klausimas. Matome didžiulį atstumą, spragą tarp to, kaip yra tarp to suvokimo. Manau, kad yra didelis tas atotrūkis tarp suvokimo. Ir kaip Kristė jau kalbėjo, dėja, kai kurios vakarų Europos valstybės nepakankamai rimtai žiūri į situaciją, tačiau tą atsveria kitos valstybės. Bet mes nematome vieningos Europos, nematome taip vieningai mąstančios ir grėsmę iš Rusijos taip vieningai matančios Europos. Mes beveik 4 metus jau kovojame šį karą. Kaip galime tapti daugiau europietiški nei patys europiečiai? Tai yra labai geras klausimas. Matome didžiulę naudą, galvodami ir mąstydami holistiškai apie gynybą, ne tik tai išlaidos gynybai, išlaidos infrastruktūrai, transportui. Ir jeigu pastebėjote, JAV, mes taip pat esame didžiuliame persitvarkyme vyriausybės, daug agentūrų uždaryta ir tai turi poveikį mūsų partneriams ir partneriams Europoje taip pat. Dezinformacijos grėsmės. Labai greitai pasitraukime iš šio žaidimo bent jau laikinai. Ir jūs, ko gero, dirbate ties šiais klausimais kaip ir aš, ir mane stulbina tai, kad kiekvienoje sunkioje situacijoje yra galimybė. Ir visuomet istoriškai tai buvo. Per didelis pasikliovimas Amerika. Dabar jau to nebėra, taip nebėra, kaip buvo anksčiau. Ir dabar yra tai galimybė Europai parodyti, kad ji rimtai vertina situaciją, kad gali sukurti infrastruktūrą, gali sukurti pajėgumus, taip, kad galėtų sustiprinti ir transatlantinius ryšius, nes tokiu būdu parodys, kad rimtai žiūri į savo gynybą, ne tik siekia pasikliauti JAV, jos pajėgumais, jos ginkluotę,
Tai tikrai galėtų padėti sustiprinti saugumo padėtį Europoje. Jei salėje yra diskusija dalyvauja amerikietis, europiečiai visą laiką pasikliauja JAV lyderystę. Panašu, kad tai buvo toks mentalitetas anksčiau. Dabar tai keičiasi. Ruth, jūs buvote daugelio Europos vyriausybių patarėja nacionalinio saugumo klausimais. Tai kai kalbame apie išlaidas gynybai, šią vasarą visos NATO šalys įsipareigojo bent 3,5% nuo BVP skirti gynybos reikmėms. Tai buvo 2014, dabar jau praėjo 10 metų. Kaip vertinate tą situaciją ir kaip išvengti situacijos, kad iki 2030 metų gynybos biudžetas nebus ten, kur buvo žadėta prieš 10 metį? Jungtinė karalystė yra pavyzdys. Yra daug prieštaringų prioritetų, kur išleisti pinigus, bet pinigų pakankamai nėra viskam. Tai kaipgi įsitikinti, kad šį kartą, priešingai nei 14 metais, pažado bus laikomasi. Ačiū labai už kvietimą būti šios diskusijos dalyvę ir dalyvauti šioje diskusijoje. Tai pakalbėkime apie padidintą gynybos biudžetą. Tai yra disfunkcinė sistema. Mes iš tiesų tą darydami neefektyvumą didinamą. Vadovai įmonių sakytų, nedarykite šito. Kai kalbam apie gynybos pirkimus, gynybos biudžetus, ignoruojame visas taisyklės, kaip turėtų būti vykdomi viešieji pirkimai. Tai ta situacija yra tikrai unikali. Mes turime 130 skirtingų platformų, turime šitiek skirtingų tiekimo grandinių Europoje. JAV yra vos 30. Taigi Europoje gynybos grandinės pirkimo yra sudėtingesnis ir tą reikia pripažinti. Atsakant į jūsų klausimą, mums reikia veiksmų centro, ne strategijos, ne retorikos. Mums reikia pasižiūrėti į visą gynybos pajėgumų spektrą, ne nacionalinių lygmenių, bet europinių lygmenių. Bet tam reikėtų, jog Europos valstybės dabar turėtų apsispręsti, ko nedaryti. Pavyzdžiui, pavienė šalis galėtų pasakyti, aš neinvestuosiu į tą ir tą sritį, nes tas investicijas padarysiu tu, kita valstybė. Tik tokiu būdu galima perti prie produktyvių diskusijų. Kol tai vyksta po truputį, Nyderlandai yra geras pavyzdys, jie nusprendė nebeinvestuoti į kai kurios dalykus, bet apsisprendė, kas yra gera ir verta, į ką verta investuoti. Tad manyčiau, ir kitos valstybės sekti turėtų šiuo pavyzdžiu. Pasaulis keičiasi dėl inovacijų. Kariniai tyrimai, eksperimentinė plėtra paprastai būdavo lyderio pozicijoje ir ten sukurtos inovacijos patekdavo į mūsų kasdienį gyvenimą. Dabar yra kitaip. Mes matome dabar, kad gynybos inovacijos atsilieka. Reikia užmegzti ir privatų sektorių. Vyriausybės nemėgsta kalbėti su privačiuoju sektoriumi, bet Ukrainos pavyzdys parodė, kad tą daryti galima ir vertėtų. Kristi kalbėjo apie didesnės vakarų Europos valstybės ir jų skepticizmą, kaip įveikti ten pasipriešinimą išlaidoms gynybai. Reikia rasti kitą sritį, pramoninę sritį ir kalbėti turbūt tas išlaidas gynybai perteikti per šią prizmę. Tokiu būdu atsiranda kitoks mąstymas. Tai reiškia, kad gynyba tampa pratimais, diskusijomis, ko reikia. Kai išsigrynini, ko reikia, atsiranda sparčiau ir inovacijos. Džonas Formanas kalbėjo apie karybos pobūdžio keitimosi įtaką. Mes kalbame apie daug apie gynybos pramonę, technologijos, investavimą, bet visą tai buvo karas visą laiką buvo žmogiškoji pastanga, kainuojanti daug žmogiškųjų aukų. Dabar mes matome karą, kuris yra labai tikslus, kuriame naudojamas dirbtinis intelektas ir automatinės priemonės. Neturėtumėm dėl to nustebti. Tos inovacijos žinojome, kad ateis, bet pasikeitė ir pramoninės gamybos
vaizdas. Mes nekalbame dabar apie jau ilgas darbo valandas, ilgas gamybos linijas, bet kadangi turime tas technologijas, jų įvairovė, keičiasi ir gamybos pobūdis. Rusijos karas Ukrainoje nėra ateities karas, tai yra dabarties karas. Tad, manau, mums reikėtų to nepamiršti. Prisiminkime, kad tas karas vyksta dabar. Viskas, ką darome, tai yra reakcija dabar. O reikėtų žiūrėti toliau į ateities mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Tai, kas galbūt dabar yra netaip matoma. 5-ame dešimtmetyje praėjusio amžiaus visi manė, kad Vokietijos Tiger buvo geriausias tankas. Turėjo geriausiais apmokytas įgulas, buvo tiksliaukas. Tuo tikėjo ir amerikiečiai, turėjo Sherman tankus. Amerikiečiai atsivežė prieš vieną tanką Vokietijos 5 Sherman tankus ir pasirodė, kad net ir ta geležis kiekis svarbu ir gali nugalėti. Tad šį pajėgumų trūkumą, geležies trūkumą irgi reikia spręsti. Aš sutinku su Kristi pasakymu, kad turi būti valia kovoti ir tai yra vakarų Europos problema. Problema yra todėl, jog nepasitikima vyriausybėmis vakarų Europoje. Aš pati esu vakarų Europos šalies atstovė, aš esu su pasididžiavimo Britė, nebalsavau už Brexitą, todėl laikau save Europos nare. Bet mes tą grėsmę iš Rusijos suvokiame kaip nežymę. Ir kai tu tą apjungi su nepasitikėjimu, kyla labai didelis iššūkis ir sunku gauti paramą užsitikrinimą didesnėms išlaidoms gynybai. Nes mes mano šalyje palaikome Ukrainą, bet tai nėra tas pats, kas palaikymas didesnėms išlaidoms gynybai. Pabaigsiu sakydama, kad Jungtinės karalystės gynybos komitetas apie tai kalba savo naujose dokumentuose, kalba apie poreikį kalbėti apie sabotažą, hibridinės atakas, nebeslėpti, jog tos atakos įvyko, reikia kažką keisti. Mes turime pakeisti tą naratyvą. Mes labai nemėgstame Jungtinėje karalystėje kalbėti apie savo nesėkmes, bet mes turime susitaikyti su tuo, kad karui ruoštis reikia, net jeigu jo nenori. Mes turime daug klausimų jau slaido, manyčiau, kad pats laikas atsakyti bent į vieną iš jų ar porą. Taigi, vienas jų aktualus yra tam, ką Rus ką tik pasakė. Jūs kalbate ne tik apie kiek leidžiame gynybai, bet kaip leidžiame gynybai. Ir kad Europa išleidžia gynybai pinigus neefektyviai, išleidžia nors ir tiek pat, kiek JAV, gauna kaip rezultatą daug mažiau, nes leidžiame pavieniui, o ne kolektyvinėmis pastangomis. Tai kaip tą problemą išspręsti? Ar Europos Sąjunga turėtų prisimti atsakomybę, lyderystę, jog ar tai turėtų būti kažkokia tai Europos gynybos agentūra, kuri turėtų leisti tuos pinigus koordinuoti, ar NATO tą turėtų daryti, nors NATO nėra ekonominė organizacija, neužsiima įrangos pirkimais, ar mes apskritai turėtumėm sugalvoti naują mechanizmą, nes aš tikrai sutinku su jumis. Bet kartais lengva pasakyti, bet sunku padaryti praktiškai. Mes žinome, kad tokio pokyčio reikia, tai kaip jį įgyvendinti praktiškai. Žinoma, lengviau pasakyti nei padaryti. Ne, aš tikrai nemanau, kad NATO turėtų užsiimti viešaisiais pirkimais. NATO yra karinė organizacija ir aš pati esu karininkė, buvusi, daug metų tarnavau kariuomenėje, tai mūsų negalima prileisti prie viešųjų pirkimų, mes tiesiog nežinome, kaip tai veikia. Labai dažnai žmonės klausia, kam išleisti. NATO yra parengusi sąrašą, kokios įrangos reikia, valstybės narės NATO sutinka, žino, kam išleisti pinigus. Viena problema
kurią turime, ir tai yra labai aktualu vakarų Europos šalyse. Išlaidos gynybai teigiama, kad padidins mūsų gerovę, mes tamsime turtingesni. Ne, taip nėra. Taip, kariniai pardavimai, kariniai pirkimai yra susijęs su dideliais pinigais. Taip, ir kuria darbo vietas. Taip, gerai. Bet yra kitų dalykų, kuriems išleidžia vyriausybės Europoje, pavyzdžiui, investuoja į švietimą, gamybą, ekonomiką, kas savo ruoštų sukuria gerovę. Gynyba nieko nekuria, jinai tiesiog ir gynybos priemonės tiesiog yra. Tad mes turėtumėm nustoti kalbėti apie gynybos pramonės sąsają su gerove ir turtu. Pradėtume kalbėti apie gynybą kaip kompensacinį mechanizmą. Mes Jungtinėje karalystėje to nedarome. Tai mes galime kalbėti apie tai, jog investavimas į gynybos pramonę padės palaikyti mažuosius verslus ir tai gali turėti tą tokį didesnį poveikį, kurti darbo vietas kitose srityse. Švedijai sekasi daug geriau, nors dydis jos panašus į Jungtinės karalystės, o mūsų gynybos pramonė gerokai mažesnė nei Švedijos. Taigi, grįžtant prie jūsų klausimo apie ES ir lyderystę, aš tikrai nemanau, jog Jungtinė karalystė pritars ES teisės aktams ir lyderystei, kai kalbame apie viešuosius pirkimus. Ne. Mums reikia rasti būdą, kaip bendradarbiauti kartu ir suteikti Jungtiniai karalystiai galimybę pasiūlyti Europai. Ir Europai jį gali pasiūlyti daug, bet pasiūlyti tuos pajėgimus greitai ir efektyviai. Bet tam reikėtų, kad ES darytų nuolaidas. Nežinau, kiek ES yra tą pasirengusi daryti. Taigi dabar paprašysiu jūsų trumpiau pakomentuoti ir atsakyti į klausimus, nes tų klausimų yra labai daug, o laiko ne. Taigi turime konkrečiai klausimą Kristi Raik. Be šauktinių sistemos grąžinimo, ką Baltijos valstybės galėtų padaryti, norėdamas sustiprinti savo saugumą? Ar daug rusakalbių turinčios teritorijos yra saugumo problema? Estija yra viena tų valstybių, retų valstybių Europoje, kuri išlaikė šauktinių sistemą, o tą padarė todėl, kad mūsų grėsmės vertinimas buvo kitas. Kitos Europos valstybės galvojo, kad Rusija nebėra grėsmė. Todėl savo šauktinių sistemų atsisakė. Mes turime didelę rusiškai kalbančią bendruomenę ir suprantame, kad Rusija visada buvo ir išlieka grėsmė. Pagal Rusijos doktriną karinę, Rusija gali pasinaudoti savo rusakalbėmis bendruomenėmis kitose šalyse, norėdama jas apginti. Nesvarbu, ar ta rusakalbė bendruomenė būtų Rusijos piliečiai ar kitos šalies piliečiai. Rusijos doktrinoje teigiama, kad ji bet kuriuo metu gali įsibrauti į kitą šalį, norėdama apginti savo etninę mažumą. Bet labai dažnai rusakalbiai net nenori būti Rusijos dalimi. Taigi, vis dėlto Rusijai pakantų rasti labai nedaug žmonių rusiškai kalbančių, kurie galėtų pasakyti, kad jų teisės yra pažeidžiamos, kad jie jaučiasi engiami. Tiesą pasakius, Estijos rusakalbių bendruomenė visiškai nenori tos paramos ir tos gynybos iš Rusijos pusės. Jie visiškai nenori Rusijos tankų Estijos žemėje. Bet tai rodo, jog Rusija naudoja įvairias priemonės ir pasiteisinimus, norėdama manipuliuoti visuomenėmis. Ir visuomenėmis vakarų Europos šalyse, norėdama įtikinti vakarų Europą ir visuomenės, jog Rusija kišasi į kitų šalių politiką ir gyvenimą dėl humanitarinių teisių gynimo priežasčių. Ir vakarų šalis tą turi suprasti, kaip ji vertina tuos dalykus. Labai atsiprašau, nebeturiu asmeniškai laiko, turiu palikti šią diskusiją. Dėkui už plojimus. Tomojuki, noriu grįžti prie jūsų ir prie Ramiojo vandenyno aspekto. Mes turime du teatrus, veiksmų teatrus, kurie yra toli vienas nuo kito, bet kartu ir panašus. Grėsmės yra panašios. Japonija vertybinių požiūrių turi labai daug panašumų su Europa.
ir NATO valstybėmis. Ir susiduria su tokiomis pačiomis grėsmėmis. Trumpai gal galite atsakyti, ką galėtume abiejose pusėse padaryti, geriau ar daugiau, kad sustiprintumėme bendradarbiavimą, kad tiek Japonija, tiek Europos šalys būtų saugesnės. Visų pirma, mūsų grėsmės suvokimas yra labai panašus. Rusijos kare vis intensyviau dalyvauja Kinija ir Šiaurės Korėja, jos įsitraukia, todėl mes suprantame poreikį turėti bendrą strategiją. Mechanizmas bendradarbiavimo galėtų būti NATO plus Indijos ir Ramiojo vandenyno valstybės, tas bendradarbiavimas galėtų gilėti taip. Aiškiai anksčiau sakiau, kad Japonija pasitempė, investuoja daugiau į gynybos pramonę, gynybos pajėgumus, tad iš tiesų galime kartu nuveikti nemažai. Iš karo Ukrainoje pasimokėme. Matome, kaip trūksta amunicijos, šaudmenų, gamybos pajėgumų. Todėl ginklų standartizavimas yra būtinas. Aš manau, kad galėtumėm labai sparčiai pradėti kalbėti apie tai. Dėkui. Kitas klausimas. Kitą klausimą užduosiu jums vis trims. Tiesa, laiko turime ribotai, bet paprašysiu trumpai pakomentuoti ir atsakyti. Į savalaikį klausimą. Klausimas. Kaip užkirsti kelią Rusijos hibridinėms atakoms prieš NATO valstybės? Visos beveik NATO valstybės mato tas hibridinės atakas savo žemėje. Ar mes tik tai reaguojame, ar mes kažką tai darome, kad užkirstumėm kelią šiom atakom ateityje? Ar mes galime veikti proaktyviai? Trumpai. Manau, kad klausimo esmė yra, kur ir apie kokias atakas išpolius kalbame. Jeigu tai yra centrinės, rytų Europos valstybėse vykdomos atakos, tai yra kibernetinės atakos kartu su konvencinėmis atakomis. Klausimas yra atgrasimas. Viena yra gintis, bet visą laiką yra lengviau pulti nei gintis. Taigi aš Vašingtone nematau čia Europos žemyne, kaip jūs baudžiate Rusiją už hibridinės atakas, kokia yra tų hibridinių atakų kaina Rusijai. Nes iš tiesų mes matome, jog Rusijos strategija veikia, nes nepakliūna ir neviršė to konflikto slenksčio. Tos atakos, tie išpoliai netraktuojami kaip karo veiksmas. Tad Europai reikia tokio atsako mechanizmo, kuris Rusijai kainuotų, kad Rusija turėtų sumokėti už išpolius, kurie vis dėlto nėra techniškai traktuojami kaip karo veiksmai. Na, žinoma, kaštų priskyrimas yra svarbu, lygiai taip pat įvardyjimas to, kas atliko išpolio. Išpolio įvardyjimas yra labai svarbu. Na, mes iš tiesų nenorime atskleisti savo atsakomųjų priemonių ir panašiai, bet nereikėtų bijoti pasakyti, kas tą išpolį padarė, kodėl ir ką mes darome, kaip atsakydami į tą išpolį. Tai galbūt konsulų išsiuntimas, ambasadų uždarimas, galima naudoti minkštosios galios įrankius, kad darytum įtaką Rusijai. Bet vis tiek tu turi pasakyti, įvardyti, kas tą išpolį atliko, nes kitaip Rusija tik toliau tęs savo išpolius. Na, galiausiai požiūris iš Japonijos, išmoktos pamokos, kas suveikia pas jūs, jeigu jums užteks 90 sekundžių. Ačiū labai. Kalbant apie hibridinį karą, mums tai yra irgi dažnai pasitaikanti grėsmė. Mes norėtume mainyti žvalgybiniais duomenimis
Mums tai būtų svarbu atsakant į tokias atakas, tad yra vietos dialogų užmeskti. Taip pat svarbus visuomenės atsparumas, komunikacija jaunimui, kad jie suprastų, kas yra hibridinė ataka ir kas vyksta. Paprašysiu jūsų paploti mano pašnekovams, mūsų įspūdingiams svečiams. Ačiū, artėjame prie diskusijos pabaigos, tai ačiū už jūsų dėmesį ir laiką.